Visiems labas rytas, senai besimatėm, senai buvo pajungta kamera, kaip čia su tom batareikom, pilna. Esam su Pasvalio klubu. Renatas, Petras, Kazimieras ir Rimantas. Esam Latvijoje, ką tik pravažiavom medžiotojai. Bandom kaip visą laiką ieškoti karo reliktų, radinių. Ką rasim, parodysim, ko nerasim, neparodysim. Rytoj bus apžvalga prožektoriaus, atsiuntė prožektoriuką tokį. Aš galvojau, kad prastas, pažiūrėjau, labai geras. Bandom ieškoti. Esam netoli Zvardė vadina, Zvardė visi vadina, nežinau. Ieškom. Pirm signaliuks. Dėja jaučiu, jau matau kažkokį skardą. Ar čia, bus ko gero Katiuša. Atkasiu, parodysiu. Va, tokia Katiušos liekana. Tai rusiška Katiuša. Nors ne 100% vokiečiai turėjo irgi nepriklausomus reaktyvinius sviedinius tokius. Kaip ir raketas. Reikia mums dasibrauti iki pagrindinio kelio, apsukti ratą ir pareiti atgal mašinos. Dar vieną signalą užgaudžiu. Nežinau, ar kasta, nekasta. Bandau iškasti. Tai pinpointeris, kur mano pinpointeris? Įtarimai pasitvirtino. Tai yra lėktuvinė gilzė Ildo lėktuvo. Šauta. Tinka tokį į metalo laužą. Vadinasi, rusas į kažką šaudė. Šiaip su tokiais šoviniais šaudė į techniką. Tikrai ne į pavienių žmonės. Stoviu tokiam bunkeriuke, 100% atkastas. Čia signalas prie įėjimo. Tais laikais matyt šalmų nelabai ėmė. Va, Vokietys buvis vokietukas. Opa! Net nelabai pamatos, kad vokietis, bet vokietuka. Oi. Ieškom toliau. Nu, kur vokietis ten, aišku. Privažiavimas geras, bus nukasta. Nieko nepadarysi. Dėl to ir yra hobis, kad ieškotum ir rastum, o ne kad atvažiuoji ir padėta. Nesuprantu, kaip buvo kasta. Visai esam šalia pagrindinio kelio. Bet lemba tokia atrodo kaip valyti. O gal aš klystu, bet jeigu valyti, tai kodėl palieka? Net nenorėjau kameros jungti, sakiau.
sakiau, bus kažkokia nesąmonė. Bus palikę lietuviai, latviai alaus. Pasirodo, ne. Gomšių. Nesuprasi, galbūt ne vokietis. Pavalytis gerai būtų. Čia toks įtartins. Kaip rusas gal. Bet rusas. Pirmo pasaulinio. Panaudokim įrankį. Nematau kleimo. Gali bus rusas. Tebonė. Svarbu, kad praleisti signalą. O matot, mašinas važiuoja šalia kelio. Oi. Ieškom, bandom stebintis. Ačiū, kad esat su monetų paieškom. Laikiuką. Kasam toliau. Kol kas nustebinti radinukais negaliu. Vaikštau palei kelią, ką tik policija pravažiavo, gal nepamatė. Ties oros reklama čia nepadėlų, nekreipiu dėmesį. O, radinukai. Tokia detalė kažkokia. Čia jau ten tiksliau yra vokiškos bačkos lankas. Ai, matosi netgi užrašai vokiški kanistrą. Kol kas tiek, bandau eiti čia palei kelią. O palei kelią visą laik turėjo būti technikos, visokių nesąmonė. Ieškom. Įlindau į tokį šabakštyną. Kaip šabakštynas, žinot, taip ir radinukų dobikį iškasiau, nebijokit, užkasiu. Iškasiu. Batų vaksas. Nu, patikėkit, batų vakso kvapas. Yra kleimikės kažkokias. Užrašyta. Nu ką, šiandien baigėm mūsų komandą. Aš nepalieku. Radinukai. Va čia dar yra. 3 vareliai, konservai, dangtelis, batų vaksas, žirklės. Vienu žodžiu, nieko įspūdingo. Šalmą palikau. Visiems ateikį tų pasimatymų.